Gerą dieną, epizodas. Žodžiu, šiandien nusiemam užpakaliuką, ramų ir padengėm antikorozinę dangą. Žinoma, nuimt dar yra šiek tiek reikalų, keletas laidų, keletas vaštų, bet didelių problemų nebus, nes turim kraną, tai viskas vyks gan sklandžiai ir greitai. Kur? 4 stalčiui. Stalčių net, žinai, skaičių. Ir man tai. Čia gerai ir blogai, kai žinai stalčių skaičių. Gerai, nes gali ateiti ir Čia kaip aš sakau, įrankio ne pagal dydį, pagal spalvą, ne? Tai šitos serijos. Ne, pagal spalvą irgi labai gerai. Žiūrėk, Prie kartingų darydavau, tai tau reikia 4, nepaimi netyčia 5. Ir... Tu labai nešokinėk, nes smėlis visgi byra. Nu. Kodėl aš? Eik, tu, blėt, burnon. Net didelis varstas gal? Galiu. Prisirišai už šnūrą tau, pasidarai. Taip. Tai dar kol varžtai yra kraną atsivaryk. Gerai varai. Su predloku. Pala. Lauk. Kodėl oro sistema eina į bagažinę? Ar čia koks tik klausuoklis? Gerai, kai traiksą nėra oro. Ramiau. Čia blemba. Šlikau. Kiekėpkai. Nu, iškart šviesiau. Negana to, kad paslėpė dar ir kampą padarė po duslintų. Prieit neina. Nu ir smėlio dar. Nedaug, bet yra. Ui, kanda. Kompresoriaus oro paėmimo vamzdukai, sakykim, filtradėžė, kažkur čia įkišta į kėbulą. Ir reikalų. Šio pačios noriu viską atjungt, kad nereikėtų čia lysti tas arkas taip toliau. Matau, kad reikės kažką burti. Nes yra tos greitos jungtis tipo oro. Ir nenoriu šio atjunginėti. Nėra ten labai, žinai, šauri terpė. Gal reikėtų atjungti. Ne, aš tai manau, kad čia yra padaryti, kad realiai greitai galėtum nuimti. Paprastai. Paprastai, tai vat būtent. Tas paprastai dar nusim bagažinę lempą. Gal bagažinės nereikia apdangti čia, bet lempa tai tikrai. Ir galbūt po lempą yra tas prikabintas oras. Nes aš jo iš čia nematau. Gal per posparnį išsiemus matytum, bet posparnį išsiem čia irgi gulėlė. Nes nerandam pakrovį. Nes tadas kažkur padėjo? Nežinau, arba aš, arba tam, bet jau gal mėnesis geras, kaip nemačiau aš to pakrovėje. Tai tiesiog sukom, kol sukosi. Dabar sukosi. The good old way. Kokį? Ta vieta, kur pasijungia oras į kompresorių. Čia, ta prasme, šitas kompresorius, žinai, kaip atrodo. Kaip ABS blokas. Visiškai, ta prasme, 1:1. Čia gal valdymas labiau, ne? Žodžiu. Yra varžtelis, kuris laiko tą adapterį greitos jungties, tai spėjo aš jį atsukinėjau ir trauk. Bandyk? Bus tikrai paprasčiau.
Kaip tėvelis mokė, arba daryk gerai, arba iš vis nieko nedaryk. Amerikos dulkės. Praktiškai tik taip prabraukt dulkelę. Galima daryti darbą. Valom čia tos kantus biškį, suklyjuojam. Noriu šonus palikti, žemyn. Idealiai ant varštuko galų. Bringing rain, it's gonna be. We were staying up late, despite the neighbors' complaints, playing records. We lit a fire up back. I got a bit high, so I passed out inside. Till the sun rise. Why do I know what this is for? You gotta let me in on the secrets whenever I lay down to sleep. I don't remember my dreams. Why am I so fucking bored? You gotta give me something to work with. Why can't I stay up on my feet? Feels like I'm stuck on repeat. Na tai pagaliau turim nebe rėmą, o visą ramą. Jau panašiai kažką. Dar šiandien padarėm puikų darbą, tai padengiam dugną antikorozinę dangą, kuris apsaugos nuo ateities druskų. Ir šeimininkas bus laimingas. Tai surinkom dabar iki šio etapo ir keliamės į kitą garažą, kur pradėsime surinkinėti smulkės detalės. Ten bus daug maloniau, švariau, kaip sakyt, purvinas darbas baigtas.
einame prie kitų likusių smulkių darbų. fucking bored. You gotta give me something to work with. Why can't I stay up on my feet? Feels like I'm stuck on repeat. Ramas jau čia, pradėsim įdomiausią dalį, jo surinkimą. Jis pasidarė panašus į automobilį, nes kas buvo prieš tai jūs puikiai matėt. Now we're here. We're sat in a room. There's some guy Bandome kuo greičiau užbaigti jį, bet žinoma nepraleidžiant svarbiausių vietų. Tai visi varžtai užviršti 10 kartų patikrinti, visi laidai savo vietose, nieks nesusukta, neperskta, nesusipynė. Na tai čia mūsų trūkstamos dalis, kadangi mūsų salonas sudegęs, tai prireikė priimti kitokį sprendimą. Tai mes pradėjome svarstyti visas galimybės, kaip išspręsti šitą bėdą. Ir priėjome sprendimą, kad būtų protingiausia nusipirkti donorą. Kodėl pirkom donorą? Na tai šrotose ganėtinai sunku gauti visas reikiamas smulkės dalis, kurios slepiasi giliai po plasmasėm, varžteliai įvairūs, fiksatoriai, o tokiu būdu turėsime viską. Bei kažką išlošėm ateities projektam, nes visgi liks kažkokių kitų dalių sveikų. Kelių savaičių bėgyje atradom šį ramą ir sužaidėm aukcione. Ir kaip matot, mums pavyko. Viena įdomiausių dalių tai šitie laidynai. Reikia juos pirmą susidėti, tada galim visą kitą. Jie patini. Aš turiu nuotrauką. Cause I don't like to be alone. But now the sound of your voice is starting to get old. You're so committed. Oh,
sudegus mašina. Between the devil and the deep blue sea, I gotta decide what you mean to me. Should I keep you or set you free? Drive you to the deep. Between the devil and the deep blue sea, I gotta decide what you mean to me. Should I keep you or set you free? Drive you to the deep. Ramo surinkimo antras etapas baigtas. Gan neblogai sekėsi, surinkom visą priekį, sudėjome veidrodžius, sudėjome saloną ir stiklus. Galime apžiūrėti iš arčiau. Na tai salonas savo vietoje, dar yra šiek tiek niuansų. Sumetėme saloną, paprastai sakant, su keliais varžtais, tam, kad elektrikas neturėtų papildomų problemų prieiti prie laidų, netgi nedėjom kilimų. Tai po elektriko grįš automobilis, sumesime kilimus, sudėsime atgal visas detalės, viską surinksime iki galo. Ir ramas kaip ir bus į pabaigą. Žinoma, dar trūksta keletos smulkių detalių, kurios yra užsakytos. Tai langų apvadai, chrominiai. Na tai berenkant ramą, mus maloniai nustebino pagerėjusi amerikonų automobilių kokybė. Ypač ramo, visi fiksatoriai, visos gumelės, viskas, ta prasme, yra visko tiek daug, sukurta, kad niekas nebarškėtų. Tiesiog amerikonai pagaliau pasistengė. Aš apakęs. Mes apakęs, čia, kitaip negali būti. Na ir dabar automobilis realiai sumestas, po keletą varžtų. Nieks niekur nebarška, viskas malonu tiesiog. Medžiagos tobulos. Puikiai. Man labai patinka. Viskas žiauriai maloniai, juda, vaikšto, darinėjasi. Pilna visokių gumelių, garso izoliacijų pridėta papildomai, tikrai kokybiškas automobilis. Na tai apžiūrėjome ramą, gana čia jo džiaugtis, atiduodam jį elektrikui, jis neužilgo kraunasi ir išvyksta pas jį. Tai labai ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite like, subscribe ir kitoje serijoje matysite.